Sveiki kolegos, šiandieną noriu pakalbėti apie šiukšlių išvežimo paslaugą, kurią mes atliekame. Ir prieš keletą dienų mačiau tokį gana tikrai labai skaudžią informaciją internete, kai buvo pilamos šiukšlės kažkur teršiama gamta ir padarytas tikrai labai didelis nuostolis gamtai. Tai tiesiog aš neskatinsiu, kad mūsų bendruomenėje darytų kažką panašaus. Tai noriu iš karto paminėti, kad kol neturim suprogramuota tokios viso, kol kas bus truputėlį gal nebus patogu, bet bus mano toksai reikalavimas, kad tie, kas užsiima šiukšlių pervežimais, kažkokių senų baldų išvežimu, jūs turėsite laimėję užsakymą, padarę užsakymą, kurį aš tikrai žinau, kad aš žinau visus užsakymus, kuriuos jūs laimit. Jūs turėsit atsiųsti man padaryti 2-3 nuotraukytės, kad kur jūs tas šiukšlės padėjot. Jeigu tos šiukšlės tiesiog rūšiuotos ar kažkas, jūs galite vežti į miesto aikštelę ir jas atiduoti nemokamai. Tiesiog nuvežat, gražiai išrūšiuojat, atiduodat ir už jas mokėti nereikia. Tada jūs tiesiog padarysit, kad jūs randatės aikštelėje, ten vieną kitą nuotraukytę, kad mašinos numerius ir kad jūs aikštelėje, tiesiog kad eitų supras, kad ne miške. Ir to ir pakaks. Jeigu šiukšlės yra tiesiog tenai miksas sumaišyta, tiesiog rūšiuota labai tikrai daug užima laiko ir jūs būsite tą įsivertinę pervežimą, pasiskaičiavę klientui, kad jūs vešit atiduot, kur reikia sumokėti už svorį, tiesiog. Tada padarysit nuotrauką sąskaitos, kada jūs būsit pasverti, išmesit šiukšlės ir jums išduos vis tiek kažkokią sąskaitėlę, kad jūs išpylėt kažkokiam šiukšlių surinkimo punktą. Tai tiesiog priseksite tą. Tie, kas nesilaikys šitų reikalavimų, tai tiesiog uždrausime jums daryti šiukšlių išvežimo užsakymus ir tiesiog veš tie, kas atitiks mūsų reikalavimus, nes mes tikrai neskatinsim ir nelauksim, kol kažkas pagaus kažkokius mūsų vežėjus ir mes nuskambėsim kaip kažkokių miškų teršėjai ir nesąžiningi kažkokie vežėjai. Tai tiesiog noriu užbėgti iš karto už akių, kad tai bus tikrai griežtai tikrinama šita vieta. Tai tiek, dėkui už dėmesį visiems.